Next, come on. Yeah. So, let's give a round of applause for August. Gerai, labas vakaras, kaip jaučiatės? Gerai, aš Augis. Turiu klausimą, nelabai visus matau, bet turiu klausimą moterim. Ar jums labiau patinka gražus ar protingi bičiai? Kam gražus pablokit? Ok, dviem. O kam labiau protingi? Visat protą, žinokit, tikrai. Rimtai, aš netikiu, kad dabar, jeigu čia pastatyčiau Bredą Pittą ir čia pastatyčiau tą bičą iš mokslo sriubos, jūs pasirinktumėt jį. 0 šansų. Bet šiaip galėtumėte, ne? Įsivaizduokit, jūs grįžtat namo po darbo, visa pavargusi, žinai, ir tik įeinat jūs pro duris, jisai sako, hei, ar žinojai, kad Kanzaso mokslininkai atrado naują dinozaurų rūšį, gyvenusią prieš daugiau nei 60 milijonų metų? Jei, taip, geras. O tu gal padarėjai vakarienę? Ne, bet aš pagaminau mums raketinio kuro, mūsų garaže. Jo. Reikia įvairovės mūsų rinkai, ne? Reikia Lietuvos rinkai įvairovės, užknisa tie patys dalykai. Reikia padaryti Erasmus plus mainus tarp, pavyzdžiui, Laurino Maibacho ir to bičio iš mokslo sriubos, ne? Kaip įdomu būtų. Pažiūrėt, kaip Laurinas Maibachas veda jo laidą, žinai, karočią, prieš 60 milijonų metų gyveno, karočią, ameba, tada asteroidis į Žemę nukrito, visas nupisa, karočią, baigėsi bairį. Ir tuo tarpu tas bičias iš mokslo sriubos. Zdarova, aš esu rajono vierkas. Gaidžiai žiūrėkit, ant ko bulką trupinat, nes jums bus pizda. Smagu būtų pamatyti tokią metamorfozę, ne? Bet jo, yra ir rimtų temų, ne? Rimtų temų gali būti karas. Mes, aišku, nei vienas šito dalyko nenorim, bet man labiausiai patinka tie žmonės, kur, žinai, Facebooką komentuoja po straipsnius. Iš serijos straipsnis. Lietuva nusipirko 2 haubicas iš Švedijos. Ir ten kokią Aldoną Kazlauskienę, aišku, karo ekspertė, žinai, komentuoja, karui ne! Kaip jinai, blėt, karą įsivaizduoja, man įdomu. Važiuoja rusų tankai mūsų gatvėm, žinai, ir jinai išbėga iš savo blokinio daugiabučio, karui ne! Sustoja tankistai, atidaro, žinai, tai jūs nenorit? Valer apsukit koloną, žinokit, nieko nebus. Jo, iš tikrųjų įdomu, kaip jie įsivaizduoja, bet daug kas sako, kad oi, čia net nebe tie laikai, kas tą Lietuvą gins, taigi čia kas antras gėjus, ne? Bet aš sakau, čia yra gerai. Čia yra gerai. Žinot kodėl? Todėl, kad rusai homofobai. Mes įbauginsim prieš. Įsivaizduokit, jie apeis iš užnugarės smūgį duos. Pirma šturmo brigada jų pozicijas va taip šturmuos. Kelnes prišiks, pizdavus baisu, ane? Jo, ir mūsų šita brigada, jinai niekad gyvenime nesitrauks, ne. Ir žinot, kodėl nesitrauks? Nes tik į priekį, jezau, o va taip, papingi, šarmingi, o va taip. Pasiūsim Terminatorių pas juos, ne? Jo. Pasiūsim pas juos Terminatorių, tik mūsų Terminatorius nesakys I'll be back. O sakys gražios dienelės, skanios kavelės, o va taip va. Išsilakstys visi mūsų priešai. Jo, aš galiu sakyti, kad aš tikrai pažįstu moteris, todėl kad gyvenu su viena iš jų. Ir labai džiaugiuosi dėl šito, bet žinot, būna tam tikrų situacijų, kai susipyksi su antra puse ir žiauriai noris nubausti kažkaip tą žmogų, ne? Kad ir kaip tu myli, žiauriai noris nubausti, nesutinkat su manim. Bet, mes esam vakarų Europos valstybė, mes esam ES dalis, mes negalim smurtauti. Smurtas negalimas. Bet mes galim taikyti sankcijas. Tai ką aš padariau, mes kažkur važiavom susižadėti, ne, ir susipykom, tai aš pritaikiau atbulinės dujinės sankcijas. Paperdžiau mašiną ir užrakinau. Jeigu kas sako, kad sankcijos neveikia, šitos sankcijos veikia. Jūs akivaizdžiai dar nebandėte. Jo. Aš dažnai galvoju apie vaikus. Ne dėl to, kad aš pedofilas, bet dėl to, kad aš noriu būti tėvu ir aš noriu būti labai geru tėvu. Bet problema yra tame, kad aš esu žiauriai žioplas. Aš esu dafiga žioplas. Ir aš bijau, kad aš vieną dieną tiesiog iš mokyklos parvešiu ne tą vaiką. Ne tą vaiką namo, žinai. Ir man jinai sakys, kas čia, bet kur mūsų vaikas, ką tu jam padarei? Ir aš sakysiu, a kuo blogas šis vaikas? A kodėl tu tokia išranki?
Man patinka, kad vaikų vardai eina iš Amerikos dabar, ne? Kas antras vaikas ten Džonas, Nikolė ir taip toliau, bet aš laukiu, kol šita mada praeis ir pradės vaikų vardai eiti iš Afrikos. Kai Viktorija Sigel sakys, čia yra mano vaikas, Noki, Noki, Gunga, Gunga. Arba kokia Stonkuvienė pasakys, žinai, čia mano sūnus, uwe, o net nie, ungwembuwem, osas. Bet aš iš visas apdėsiu, nes mano vaiko vardas bus kaip Hadzos genties medžiotojo. Tiesiog vaiko vardas. Ir neduok dievė į Akropolį kažkur pasimes. Blet. Taip, Akropolį lakstai to vaiko, aš kaip... Atsiprašau, gal matėt jūs toks... Blet, kur... Aišku, žinai, žiūri į gatvę, tas vaikas išėjęs ir fūrą atlėkė ir aš... Aišku, žinai, neilgai gyvena dėl to Afrikos vaikai, nes kam tokį vardą reikia duoti, ne? Jo, aš esu aktorinį baigęs ir galima sakyti, oi, aktorinis čia žiauriai faina, čia žiauriai įdomu, bet yra toks dalykas kaip castingai. Ir jeigu tu castingo nepraeisi, tu iš esmės neturėsi darbo. Ir aš nuvariau vieną castingą pas vieną režisierių ir jisai, į filmą bandžiau patekti. Ir jisai sako, žinai, atsisės, kai kėdės, žinai, aš atsisėdu, jisai sako, dabar tu esi miške. Įjungia kamerą ir žiūri mane. Aš toks sėdžiu, žinai. Jo. Aš esu miške, bet ir jis jau iškart nervuojas. Bet tai tu esi miške. Kas neaišku? Okei, aš miške. Gerai. Sėdžiu, žinai. Atsiprašau, žinokit, aš miške, bet ką aš tam miške veikiu? Ir jis toks, blemba, tu esi miške, kas neaišku, čia eglės, čia pušys, čia beržai, čia dangus, čia paukščiai, tu esi miške, kas neaišku, ką tu šiaip darai miške, ką? Ir aš toks, blemba, pagalvojau, viskam yra ribos, ne, pasijaučiau įžeistas, atsistojau prie pušies ir pradėjau masturbuotis. Nes ką daugiau žmonės veikia miške, ką dar žmonės gali veikti miške, ne? Nebent šiaip, jo. Tai šitą irgi bandžiau, bet, kažkodėl neparėjau to castingo. Bet aš esu tikintis, bet jau kaip supratot, šiek tiek su kritiniu mąstymu. Ir kunigai dažnai sako, tu esi, žinai, Dievo vaikas, tu negali daryti šūdo, nes Dievas tave stebi. Tu negali masturbuotis, nes Dievas tave stebi. Ir aš toks, man tada du klausimai. Pirmas, kodėl jis mane tuo metu stebi? Ir antras klausimas, jeigu jis mane tuo metu stebi, kodėl jis man niekad neliepia sustoti? Jo. Aš šiaip daug ko nesuprantu, ypač apie religiją, aš nesuprantu demono, ne? Aš nesuprantu, kokio velnio jie apsėda žmonės. Ką jie veikia su žmonėm, kai juos apsėda? Įlipa į sieną, vemia visur, žinai, keikėsi, galvą trišiam, kai porą kartų apsuka. Aš jeigu galėčiau, aš demono paklausčiau, o kam tu apsėdi žmogų, žinai? Oi, pasimsiu tavo sielą. Aš taip, gerai, tu pasimsi mano sielą. Tas pats klausimas. Nahui tau nereikalinga. Kankinsiu amžinai. Tu amžinai mane kankins. Gerai. Tave patį užpės. Įsivaizduok, kaip blecha, degu pragarė, žinai, ir jis mane bado ten su šakėm, žinai, ir aš, au, nes visam žinybė jau tas vyksta, atbunka visi skausmo jutikliai, jisai, ir aš tai, tiek dar liko, visam žinybė, tu kurva, geri dar, kiek tau moka? Užkeisiu šitą darbas, einu balto kurjeriai dirbti, kažką susirasiu naujo. Kiek galima? Jo. Bet aš tikrai būnu gana negatyvus žmogus kartais. Tikrai, kaip ir mes visi, manau, dauguma iš mūsų, tikrai būnu kartais labai negatyvus žmogus. Bet reikia mums visiems pasimokyti pozityvo, tikrai gyvenime. Žinot iš ko? Iš tranzuotojų. Nesvarbu koks oras, uraganas, lietus, šlapdriba, lijundra, sniegas, pūga, stovi žmonės prie autostrados. Važiuoju pro šalį, blemba, šiltoj mašinoj, sėdžiu, žinai, stovi bičias, pravažiuoju pro šalį, laikykis, maladėts, koks pozityvas, žinai, tai pasikrauni nuo tokių žmonių, toks geras pozityvas, žinai, važiuoju bičių varveklis, nuo nosės kaba, stovi vis tiek, nenuleidžia to pozityvo, ne? Tai džiaukimės tuo, ką turim, chebra. Gerai, ačiū, aš buvau Augis, gero vakaro.